žemaitiški patiekala, tai ir tos nelaptas bulvės, kastienis, koši pusėnė, kanapinė ir paspirginį jau jūs ragavo, tai kokia yra salinė, vadinama šaltsriubės tos žemaitiškas. Ir man geriau, kad būtų daugiau žmonių, nesverti bulvis, ar tau, vat jums atvažiavo čia tik 10, ar 20, tai bulvis vis tiek vers tiek pat. Tai va, tai geriau, kad jūsų būtų daugiau. Gal čia ta valančiaus dvasia dar kur nors sklanda, iš čia kartas net nesinori išvažiuoti, iš tikrųjų čia, va ta gamta patink, va ta sodyba patink. Rytmetė, ta gamta ir veinuoki, tas grožis kitoks, perpeits vakar dar kitoks. Ir labai smagu iš tikrųjų, čia ir atsigavus biškeltą sodybą, net ir vietinė džiaugas. Čia yra mano tėvuko tėviškė, pats Dievas taip sutvarkė, kad čia galėčiau savo veiklą mėgstamą vykdyti. Kviečiu atvykti geriau grupėmis, kadangi vis vien pasiruošimas papildomas yra ir norisi, kad daugiau žmonių sužinotų apie tai. Informacijos Facebookas Petras Pušinskas arba Saldų kvapnų natūralu, atviras bendravimui. Svarbiausia, kad suprastų žmogus, kaip reikia saugoti gamtą, mylėti visą, kas gyva. Esu Žydrūnas Drazdas, gaminu vyną, midų, darau su prieskoniais, vaisiais, rožių, alyvų žiedų vynus, imbierinį darome. Populiariausias yra levandų vynas ir medalį laimėjo sidabro vyno dienose ir midus patinka, kas paragauja. Rankų darbas, viskas gaminama labai nedideliais kiekiais, tas garantuoja kokybę. Grupėms galima daryti edukacijas, supažindinti su Lietuvos midaus istorija, kaip vaisviniai visi atsirado, nes kaip žmogui mėgautis tuo vynu. Ūkininkas Tadas Mockus, ekologinį žemės ūkį puoselėjo, viskas 100% ekologijai. 17 metų to triūso mane privedė prie vien tik grūdų auginimo, prie galutinių produktų, kaip miltai, kruopos ir dribsniai. Mano senelis turėjo malūną, atvedimas kažkoks buvo, kad švariai elgtis su žeme, kiek duoda ta žemė, tiek ir prikulam. Ir dabartinė ta veikla man yra nuostabi, jau pats malūną irgi akmeniniam girnom gaminu, aš ten tos miltus su tuo malūnu ir man euforija, va. Iš širdies viskas. Miltai, mano, jie yra gyvi, patys grūdai yra, šviežus einamų metų. Pasikviečiu vaikus ir suaugusius, parodau, kaip ir čia, grūdai, kaip atrodo, duonelės duodu paragauti, traktorių atvarau ten vaikams, malūną parodau, edukacijos praeina jos man pačiam kaip terapija. Sveiki atvykę į Mosėdį, akmenų sostinę, į pačią Jošidį akmenų muziejų. Vaclovas Intas pas mus miestelėje dirbo gydytoju, jo dėka daugelis akmenų atvažiavo pas mus į Mosėdį. Tai dabar skaičiuojam, kad Mosėdėje yra apie 150 000 akmenų. Mes visi, kai užduodam klausimą, kokios spalvos akmuo, atsakome, kad jie pilki. Bet iš tikrųjų akmenų pasaulis yra spalvotas ir įdomus. Taip pat mes turim didžiulį parką, tai kad jūs matytumėt tikrąją akmens spalvą ir struktūrą, mūsų parko akmenys turi po tokį langelį. Didžiausią įspūdį palieka mineralų salė, akmenys, kurių mes dažnai nematom Lietuvoje. Akis raibsta ir tikrai įsimyli žmonės akmenis. Kai Intas atvažiavo dirbti gydytojai, čia buvo negyvenama sodyba, kuriame buvo nuspręsta įsteigti ligoninę, ir Intas buvo paskirtas čia dirbti gydytojų. Ta Mosėdį jisai atrado apšepęs, apskrepęs. Jis kaip gydytojas suprato, kad žmonės gydo ne tik vaistai, bet ir gražiai sutvarkyta aplinka. Ir jis laukuose užmatė tos akmenis, tai jisai pradėjo tempti tos akmenis iš pradžių čia į ligoninės kiemą. Gatvės pradėjo pildytis, miestelio centras ir jau galutinis taškas buvo tas jau dabartinis akmenų muziejus. Pradžioje jį labai skeptiškai žiūrėjo, kai pradėjo matytis pirmieji darbai, tada žmonės patikėjo, tiek žmonių prakaito yra išpilta, tiek žmonės stengiasi. Jis į akmenį žiūrėjo kaip į gyvą padarą, jis į akmenį žvelgdavo ir galvą, ir rankas, ir kojas. Kai atvežtą akmenį jis delegavo pastatyti darbininkams, grįžęs, sako, susėmė už galvos, ką jūs padarėt, jūs akmenį, sako, žemyn galvą pastatėt. 2007 metų spalio mėnesį mes pradėjom šitą sodą. Esam didžiausi Europai. Japoniško sodo pagrindinis elementas yra akmenys. Sode yra atvežta virš 13 000 tonų akmenų. Kiekvieno akmens padėjimas yra labai svarbus. Viskas yra stengiamas sudėlioti, kad atrodytų kaip gamtoj. Kažkur riedėjęs, nuriedėjęs, patys vertingiausi yra su samanom. Jis įsikomponavo į aplinką, viskas yra senolis. Atrodo, 100 metų jis čia guli ir jisai guli.
sakau, atvažiuojat į sodą minimum 2 valandas. Užsieniečiai, pavyzdžiui, jeigu atvažiuoja, tai 5-6 valandas vaikšto po sodą. Mūsiškiai, nėra jiem kada. Užlipo ant kalno, pažiūrėjai, aš ten matau. Ne, tu nieko nematai. Yra vietos, kur tu turi apeiti ir tu turi pabūti, nes yra skirtingi dalykai iš skirtingų vietų. Yra daug kas paslėpta, kad tu nuėjęs tik iš kitos pusės tu gali pamatyti. Taip sodas yra kuriamas. Vizijoms tokį matė, tokį regėjimą ir norėjo jo palikti rojaus kampėlį tokį. Sielai atgaiva, nusivylę žmonės, neradęs savęs gyvenime, gauti dvasinės stiprybės. Tas laikas labai draudžiam, visa religija, viskas ir kas buvo draudžiama, tas visi. Ir siekė, norėjo, iš lūpų į lūpas ėjo, viens per kitą. Nė viena neatstumė, visus išklausydavo, katrai atvažiuodavo, tai katrai čia susirengti, kurie suprato, kokį įtaką padarė Vilnius su savo sodyba, su buvimu, su malda, su bendrystė.